Kalbant apie bajoriją kaip Lietuvos didžiąją kunigaikštystę valdžiusi luomą, sakyčiau, kad per daug mes kol kas akcentuojam jų sulenkėjimą, jų tik asmeninius interesus ir per mažai matome juose bajoriško, gerąja prasme bajoriško patriotizmo apraiškų. Jie buvo savo tėvynės patriotai ir savo valstybės patriotai. Kalbant apie šių dienų realijas, sakyčiau, kad vargu ar verta ieškoti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės praeityje monarchijos ištakų ir šiandien ieškoti gediminaičių kraujo lašą turinčių monarchų. Jie jau pilietiniai visuomeniai, šiuolaikinės Lietuvos Respublikos pilietiniai visuomeniai, man bent nedera joje.